how are you today now? Nu ką, vakarėlis toks labai gražus vakarėlis Palangoj. Čia aš įkvėptas praeito video sėkmės nutariau padarysiu saulėlydį. Saulėlydžio kaip ir šiandien nepagausiu, nes saulė nusileido į debesį. Tai va, atėjau pažiūrėti, kaip sekasi žvejam. Žvejai gaudo va, su įvairiais prietaisais žuvį. Čia va prikabinta tokių va, šniūrų visokių. Va, ir gaudo kažkokias tai silkės. Matomai, galimai. Va, visokiausių va šniūrų. Bet kol kas tik žiūri, nieko negauda. Šitie va laukia, kol jau mes tinklus ant silkių. Matomai silkė eis. Tai va čia prikabinta prietaisų. Ir šiandien jau aš jau drąsus, vėjas silpnas, eisiu iki pat tilto galo. O tenai. Bangos nedidelės, rytoj bus vėjo daugiau, tai rytoj planuojam kažkokią tai, reiškia, kaitų, aitvarų jėgos šventę tenai. Ne šventė, šiaip gal pavažinėsim, aš pavažinėsiu, kiti plaukios. Tai va. Praeitą mano video pažiūrėjo beveik 3000, yra 3000 peržiūrų. Tai yra kažkoks kosmosas, nes paprastai aš turiu, nu, kokį 50-100 peržiūrų, o ten buvo. Tai aš supratau, kad reikia rašyti Palanga, tiltas, jūra, audra, tada žmonės žiūri. Jiem tada įdomu. Bet šiaip šiandien irgi geros yra spalvos, matosi, oras puikus, vėjas nestiprus. Čia mes turėjom kažkada tai tokią mintį, kad va kai pūs pietų vėjas, peršoksim nuo čia, atplauksim čia, pašoksim ir va čia va perskrisim ir į kitą pusę nusileisim. Visi bijo va šitų stulpų apšvietimo, kad užsikabins ir kad tipo atseit va, čia mes galim išmatuoti. Čia yra 1, 2, 3, 4, 5, 6 metrai. Čia aukštis yra, nu ką žinau, kokie 4 metrai. Tai ta pašokti čia, reiškia, prie pietų vėjo nėra labai jau čia daug reikalų, ne? Pašoksi, čia va tos, nu, okei, nu, 5 metrus skaičiuojam, 5 metrus pašokt ir dar praskrist. Tai čia va pašokį, čia lūps, į ten nuskrendi. O tai va. Tokie planai, bet kol kas dar niekas nei to nufilmavo, nei to reiškia. Čia va galim palipti, kai dabar stipriai nepučia, pasižiūrėti, ar tikrai čia yra tie 5 metrai. Nu, galimai apie 5 metrus. Čia va švartuojasi laivai vasaros metu, o čia va švartuojasi. Tikriausiai eiti negalima, bet aš eisiu. Čia man drąsu, nes čia yra geležys. Ėjau Pakruojo dvare per tokį medinį, tai buvo baisu. Čia va galim va tai va žiūrėti, kaip čia atrodo. Jeigu čia būtų stiprus vėjas, didelis bangavimas, čia bijočiau eiti. Bet dabar nebijau. Toksai va. Kup. Sėdi žmogus, gaudo žuvį. Tikriausiai daug pagauna. Galimai. Einam toliau, einam iki tilto galo. Va, ateina dar vienas žmogus, gaudys silkę. Eisim va, oranžinis žmogus pačiam gale tilto stovi, gaudo silkę. Ar lindalą, nežinau. Klausim, ką jis gaudo.
Šiandien tikrai nešalta. Puikus oras, puikus vakaras. Saulėlydžio nėra. Tai va, ten yra gelbėtojų stotys Palangos. Ten kartais mes bandom aitvaraut. O gražiai labai atrodo. O ir mėnulis išlindo. Dabar yra priešpilnės. Priešpilnės. Ir tuoj bus pilnatys, o tada jau prasidės nuotykiai visiems lunatikam. Bet kaip keista, ar ne? Bangavimas vyksta ir čia. Va, lūžta bangos, tai kaip čia gaunasi, ar čia gylio nėra, ar čia kažkokia sekluma. Kad va, matosi lūžta va vienoj vietoj bangos. Nu ką, paklausiu, kaip žmogui sekasi žvejyba. Užsimetęs 1, 2, 3, 4 meškerėlės. Labą dieną. Ir matomai, va, su beinerciniam ryčiam pažymėta mėlynai ir raudonai, ten 2 mėlynos. Žmonės žiūri, juokėsi. Galvoja. Man irgi įdomu. Labą dieną. A kokią žuvį gaudot? Kokia vaikšto, žuvis išėjo. Panašu ant grundalo žmogus eina. Panašu, kad ant grundalo. Arba ant silkės. Visą laiką žvejo negalima klausti, ar pagavo ar ne. Nes jeigu, va, neklaus, sakė, o iš karto matosi 5 kabliukai, porą švino gabaliukų. Ir va, uždėta matosi masalo, ir dabar mes pasitraukiam, kad mum nepataikytų. Opa, numetė gan toli. Va, tenai žuvis eina. Nu, tai va. Sar. Tai įdomu, ką reikštų sar užrašas. Bet, žodžiu, netrukdysim žmogui. Žvejyba šiandien tik tai prasidėjo. Va, atėjo kolega. Tai va, su žvejais yra atskira tenai. Ten jau atskira buhalterija. Aš nesu žvejys, mano tėvas yra žvejys. Bet ten su žvejais tai yra atskira kalba. Ten reikia žinot, kokie kodai, ką pasakyti. Ar yra kliovas, nėra kliovo ten. Eina, neina. Tai va, tai šiandien va tokia trumpa ekskursija po tiltą, po vakarėjantį Palangos tiltą. Čia, kiti sako, čia nėra tiltas, taip. Čia tipo lieptas. Bet lieptas, tai mes turim tokį pasakymą kaip ir mažas, sakysim, lieptelis. Nu. O čia iš tikrųjų užvažiuoti gali ir mašina, tai kaip ir tiltas. Tik tai, kad jisai veda į niekur. Tai va. Tai žmogus jau su barzda senas labai, o matosi, nu, jisai kažką pagaus. Turi tik tai vieną meškerę. Įdomu, ant ko čia eina dabar viskas. Na va, einam atgal į Palangą, trumpai pabuvom, atėjom, išeinam. Jau dienos yra ilgesnės, jau kiek mes čia turim valandų, po 4-8, kai giedras dangus, ta diena jau žymiai ilgesnė negu buvo per Kalėdas. Turbūt jau kokiom 5-7 minutėm ilgesnė. Dar pažiūrėsim į bangas. O, ateina graži banga, apie 1,5 metro. Va, eina. Ir pamatysim, kaip jinai lūš. O, spėsim ar ne. Šiaip banga juda labai greitai. Aš pabandžiau bėgti. Aš taip įsivaizduoju, jinai juda apie 10-15 km per valandą. Surferiai gaudo bangas su lenta.
užsideda lentą ir gaudo bangą. Aš manau, kad čia neblogos bangos. Gražiai atrodo. Man bangos labiau patinka negu žvejai. Žvejai man nelabai patinka. Taip. Patinka gaudyti bangas. Gal tas stintą gaudo, pagalvojau. Gali būti. Ir stinta. Tai va, tiek naujienų iš vakarėjančios Palangos. Laukite kitų susitikimų ant Palangos stinto ar kažkur kitur. Tai va, galvojau, kad neišlys saulė, bet va, mes galim matyti, ko aš ir atėjau parodyti saulėlydį Palangikui. Va, galit pasižiūrėti, pasidžiaugti saulėlydžiu. Labai pasakiškas, dangus pasakiškas, po tų visų audrų pasakiškai atrodo. Raudona saulė reiškia rytoj turėsim vėjo. Žada truputį ir žada ir lietaus kažkiek tai. Tas, aišku, ne taip labai džiugina. Vasarą gauti, žiemą gauti dienų, kad būtų saulėta ir nebūtų lietaus, tai jau čia retenybė. Viena kita tik diena, nors jau ateina pavasaris, jau mes turėsim daugiau tų dienų. Kaip gražiai leidžiasi saulė. Puikiai. Nufotografuojam va tai va. Galima pamatyti. Nežinau, kas ten matosi, nesimato. Išdegė. Žibintas. Jungi.